Pasirodo, lietuviškai žemė reikia tokių trąšų, kurios pritaikytos būtent mūsų klimato sąlygoms. Pajutę šį poreikį, Agroconsult LT įkūrėjas Erikas kartu su partneriais nusprendė šią nišą užpildyti. Jie kuria ir gamina Viva Fertilis trąšas, pritaikytas mūsų klimato sąlygoms ir mūsų žemei. Jau 14 metų gyvuojanti įmonė revoliucionuoja požiūrį į trąšų rinką. Sveiki, Erikai. Labą dieną. Ačiū, kad pakvietėte į savo valdas. Ar atsimenat tą momentą, kai pajutot arba sugalvojot, kad Lietuvos ūkininkams reikia būtent Lietuvai pritaikytų trąšų? Viskas netgi prasidėjo net ne tada, kai jau sugalvojom, kad reikia tų trąšų. Viskas prasidėjo dar man ieškant darbo, keičiant profesiją, keičiant kryptį ir iš keletos darbų pasiūlymų išsirinkau gražiausią ofisą ir visiškai nesuvokdamas apie žemės ūkį patapau žemės ūkio specialistu. Ir dabartinis mano kolega, jau su kuriuo pažįstami 15 metų, pradėjo mane traukti po truputį ir rodyti vienokius ar kitokius bandymus. Kaip tik pataikė man to, kad buvo ekstremalios sąlygos Lietuvoje ir daug streso augalams, prastai vystėsi, turėjom labai mažai drėgmės ir tie nupuršti pasėliai mūsų tuo momentu dar tik atstovaujančiam trąšom, tą, ką mes pardavinėjom kitų gamintojų, parodė unikalius rezultatus. Ta akimirką supratau, kad čia aš norėčiau matyti save, patikėjau tais produktais ir startavom. O žinot, kiekviena veikla, jinai turi tą tokią pradžią ir turi kažkokius savo pradinius atributus. Tai, pavyzdžiui, atsimenat savo pirmą pakuotę, jau savo supakuotų tų trąšų ir kaip ten, arba pirmą gal net ne pakuotę, o pirmą paletę, kuri iškeliavo kažkur. Aš akcentuočiau pirmą galbūt automobilį, kuris buvo pilnas prikrautas trąšų, važiavo piestų pakeltas ir iš Lenkijos, iš Varšuvos naktį po darbo valandų. Šitas turbūt labiausiai atspindintis mūsų tą sudėtingą pradžią, tą tokį įdomų metą, kai mes siekiam labai kažkokios svajonės. Viva Fertilis, man įdomu, kaip jūsų atveju. Ar tiesiog sekėt rinką, ar patys ūkininkai įkvėpė? Pirmas dalykas turbūt tai buvo tai, kad mes keletą metų iki gamyklos paleidimo, tai turėjom, atstovavom tam tikrą gamintoją, kuris turėjo iššūkių. Iššūkių klausyti, girdėti tiek produktų prasme, koks krepšelis turi būti, ką mes turėtumėm parduoti, tiek galimybėmis pagaminti tam tikrą produktą, nes mes matom, kad galėtumėm taip, geriau būtų taip, bet sako, mes nemokam, mes negalim. Buvo iššūkių su klimatinė zona, šiek tiek pirkom pietietiškas trąšas, mes patys esam šiaurėje, laikymo sąlygos ten ir visa kita šiek tiek skiriasi. Ir tas bendravimas ilgas, sunkus darbas, niekaip nepavyko mums taip 100% sklandžiai dirbti. Nusprendėm, kad visgi galutiniam rezultatui reikia mums patiems spręsti tą klausimą ir pradėti patiems gamintis. Idėjų turim, žinias turim, viską turim, pasiskolinam pinigų, startuojam, viskas. Bet kokius didžiausius skirtumus išskirtų Lietuvos ūkininko? Ką jisai kitaip daro, kada jo yra kažkoks nedarbo laikas ir panašiai? Mūsų ūkininkai, šiaip keliaujant po visą pasaulį, taip žiūrint, Lietuvos, netgi po Baltijos, sakyčiau, ūkininkai, tai yra dėl tos konkurencijos, kuri yra šiandien dienai rinkoje, dėl tų žinių, kurias atneša distributoriai į ūkius, tai jie yra labai išsilavinę žmonės. Taprasme, net kartais stebiesi, iki kiek giliai jie lenda į kiekvieną produktą, kiek jie daug turi supratimo apie pačią agronomiją, kiek jie nori dalyvauti faktiškai netgi tam produkto kūrime, teikti pasiūlymus, kas čia negerai buvo, šitam galbūt taip pakeiskit, čia tą padarykit. Ir keista, kartais netgi iš mokslo daktarų tu negauni tokios informacijos. Aš čia matau priemonės, kurios nėra vien tik tai ūkininkams, ne? Yra priemonių ir sodininkams, ir daržininkams, jūs neapsiribojate vien tuo. Tik šičia visas asortimentas, tas, kas yra, tai yra būtent neprofesionaliem naudotojam. Daugiau, sakyčiau... Daržo mėgėjam. Mėgėjam, tikrai taip. Tiek kažkokiai tai atskirai augalų rūšiai,
tiek specifinės kažkokios tai kaip universalios. O kaip apskritai lietuvaičiai priima, tarkim, savo produkciją? Nes kiek girdžiu iš kitų verslininkų, jie sako, jeigu pradeda gaminti produktą, kurį prieš tai gamino užsienis, tai lietuviai taip žiūri gana skeptiškai, ką mes čia, argi mes čia galim pasigaminti. Yra to skeptiškumo, tikrai yra. Ir dažnai netgi galvoja, kad lietuvis tai gaminti nieko negali, gali tik tais perpakuoti, perklijuoti etiketę ar dar kažkokį, tai ta prasme, kad čia lygtai mes neturim nei savo universiteto, nei mokslo, nei gebėjimų pagaliau. Tai... Kokia čia savybė? Kuklumas kažkoks? Ar kaip tik, kad savo pranašų savo krašte turbūt pranašų nebus. Nu va, esam man įdomiausiai vietoje, kur visi žaislai, visi aparatai ir, kaip sakėm, jokios manjanos. Pastoviai vyksta darbas, taip? Tai čia vienas dalykas, kad pastoviai vyksta darbas, kitas dalykas, vis pastoviai vyksta visos investicijos. Ir, yra tokia turbūt daugelio gamybininkų problema, kad užsikrėti statybom, užsikrėti gerinimu, investicijom, naujais įrengimais, nauja aparatūra ir visa kita. Tai čia yra viena iš tų vietų, kur nuolatinis procesas. Per vieną dieną jūs pagamina 25 000 litrų. Taip, panašiai. Ką reiškia šitie skaičiai žmogui, kuris iš vis nesuvokia to? Jaučiu, kad galima būtų per vieną dieną kokius 3 kartus patrešti visus Vilniaus sodnelius. Visus Vilniaus? Visus, kokius 3 kartus. Tai ačiū Jums labai, ačiū už šitą pasakojimą ir kad įsileidot į savo namus. Ačiū. Ačiū. Po šio gyvenimas verslės sezono turėsiu dar daugiau etatų savo žmogaus orkestro biografijoje ir dabar bandysiu kažkaip čia nepagadinti reikalą. Kiek stebėjau žmogų, tai tiesiog, uždedi